Ramunė jį pamilo ir pažino. Taigi iš tikrųjų jam tikrai labai pasisekė ir jis jau turi kelias monografijas, kelias straipsnių rinkinius ir tikėsimės ir ateityje taip pat turės. Kaip minėjau, viena iš tokių esminių turbūt ir kiekvieno valstybininko veikloje sričių ir minčių ir idėjų, tai aišku, tos valstybės atstovavimas, kurios ministras, kurios politikas, kurios Seimo atstovas jis yra. Tai čia dar kartą tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį, kad Mykolas Kleopas Oginskis tiesiog tęsė tą Lietuvos didikų ir bajorų tradiciją, kuri gynė tradicinį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumą, taikydamasis, aišku, šiek ir prie tam tikrų kintančių sąlygų. Ir labai įdomu, kad Mykolas Kleopas Oginskis įsirašo maždaug per vidurį įvairių socialinių, politinių pažiūrų mūsų valstybės veikėjų, kurie visi nuo sakykime, kraštutinių dešiniųjų, jeigu galima tai pasakyti, iki kraštutinių kairiųjų, šiame klausime iš esmės, daugmaž galima sakyti, turėjo vieningą nuomonę. Jeigu pasižiūrėtume nuo Kosakovskių, Masalskių, per Sapiegą, Kazimierą Nestorą, per tą patį Mykolą Kleopą Oginskį, per Igną Potockį iki pat Jokūbo Jasinskio, visų šių su Lietuva susijusių politinių karinių veikėjų veikloje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tradicinis valstybingumas, neardant dažnai santykių su Lenkija arba ypatingai sunkiose situacijose, net ir įsivaizduojant Lietuvos gyvenimą be Lenkijos, iš tikrųjų ta linija yra pastebima ir matoma. Na ir kadangi šiandien esam Valdovų rūmuose, tai užbaigsiu tą mintimi, kurią porą kartų jau esu sakęs, iš tikrųjų, kaip Liudo Glemžos tyrinėjimai rodė ir šaltiniai keli išlikę, šiuos Valdovų rūmus, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija, kuri jau nuo 17 amžiaus vidurio stovėjo apleista ir apgriuvusi, 18 amžiaus pabaigoje buvo net ne vienas planas, kaip juos suremontavus, kad jie galėtų tarnauti ne tik trečdalį laiko čia leisti mūsų bendram valdovų su Lenkija, bet ir kad būtų galima panaudoti valstybinėms institucijoms, komisijoms, ministerijoms, tame tarpe ir iždo komisijai turbūt reziduoti. Tai Mykolui Kleopui Oginskiui akivaizdu, kaip valstybės iždininkui, būtų tekę rūpintis šių rūmų atkūrimu, jeigu mūsų istorija, taip sakant, būtų kitokia. Su profesoriumi pasikalbėjom, kad turbūt Oginskis sunkiai įsivaizdavo, kad kada nors, nes jis jau matė ir sugriautus rūmus, sulygintus su žeme, kad kada nors šiuose rūmuose jis bus taip iškilmingai minimas. Ačiū Jums, kad susirikote šį vakarą. Ačiū labai Vydui už tokį išsamų pristatymą, tam tikrų štrichų sudėjimą šitai įdomiai, patraukliai ir vis dar nepakankamai pažintai asmenybei. Turiu priminti, kad Vydas buvo vienas iš 3 šios knygos recenzentų. Todėl jo nuomonę galima pasitikėti. Taip pat noriu priminti dar vieną aspektą, kuris tam tikrą reikšmingą epizodą, kuris yra taip pat minimas šitoje knygoje. Ir tas epizodas liudijo svarbius socialinius ir mentalinius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos pokyčius, paskatinusius miestų reformą 4 metų Seime bei atvedusius prie miestų sąjūdžio 18 amžiaus pabaigoje. Ir taip pasižiūrėjau datas ir mane nustebino tam tikras sutapimas laike, tai yra lygiai prieš 222 metus, 1792 metų balandžio 16-ąją, Vilniaus rotušėje įvyko svarbus viešo gyvenimo aktas, tam tikra manifestacija. Tai yra Mykolas Kleopas Oginskis kartu su kitais 37 bajoriškos kilmės asmenimis įsirašė į miesto piliečius, įsipilietino į miestą. O po to miestiečius ir kitus svečius gausiai pavaišino. Bet iš tiesų tai buvo labai svarbus faktas, vėlgi papildantis tam tikrą jo ir politinės biografijos bruožą ir tam tikrą to politinio vertybinio horizonto štrichą. Dėl to būtent apie tą miestietiškai aspektą ir aišku apie kitas mintis
skaitančią knygą. Kviečiu dalintis antrąjį šios knygos recenzentą, turbūt žinomiausia ir žymiausia Lietuvoje miestų istorijos tyrinėtoja, Vilniaus valdančiojo elito istorijos tyrėja ir taip pat daugelio kitų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir politinės bei parlamentarizmo raidos gvildentoja, profesorių Aivarą Ragauską. Gerbėmieji, be abejo, šitų žodžių nenusipelnės, kurios Jolanta taip maloniai išdėstė. O antra vertus, dabar žinosiu, po ko man nebereikėtų kalbėti, tai po daktaro Vydo Dolinsko, nes dabar bus nelengva, toks nemažas iššūkis susidaręs. Tai viską pasakė. Va. Na, aš gal apie autorę norėčiau keletą žodžių pasakyti, apie knygą ir galbūt dar apie vieną kitą aspektą. Apie miestiečius tai nebėra ko kalbėti, Jolanta viską konspektiškai trumpai ir pasakė, ką daugiau čia pridurs. Reikia pažymėti, kad Ramunė yra šiuo metu viena žymiausių 18 amžiaus pabaigos LDK arba Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinės istorijos tyrinėtojų. Ji yra produktyvi mokslininkė ir nemažiau iškili mokslo vadybininkė. Jau ką reiškia jos konferencijos, kurias jau gal gerą dešimtmetį organizuoja apie 18 amžių, tas leidžiamas tęstinis leidinys. Reikia pastebėti, kad jau dabar Lietuvos istorikai nebijo ir į tame tarpe nebijo nevengia tirti svarbiausių laikotarpio procesų, įvykių ir asmenybių. Man atrodo, kad iki šiol mūsų istoriografijai to labai trūko. Apie Liublino uniją monografijos taip ir neturime. Ramunės Šmidtinskytės Kukėnės tyrimai visuomet pasižymė, jau buvo minėta, puikių šaltinių ir istoriografijos panaudojimų ir objektyvumu. Čia dar geras žodis buvo pasakytas Vydo ir geranoriškumu. Geranoriškumas kaip savybė istorijos atžvilgiu taip pat turi didelės vertės. Ypač kada tu tyrinėji geografistiką, kada susiduri su konkrečiais asmenimis, o ne su socialinėmis grupėmis ar anoniminėmis masėmis. Gerai žinome ir ne vieną jos vertingą šaltinių publikaciją. Dabar šita knyga, kurios pristatymas vyksta, apie Mykolą Kleopą Oginskį, skirta didikui, politikui, gana prieštaringa asmenybė, gyvenusi ir veikusiai tokioje pat epochoje. 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžia. Nelieka valstybės, Lietuva yra Rusijos imperijos sudėtyje. Ir pats Oginskis yra toks ganėtinai, sakyčiau, jau šių laikų žmogus. Man jis visiškai nepanašus į tą praeitą epochą. Taip visiškai šių laikų. Šias porą aspektų paminėsiu. Buvo išsiskyręs, buvo vedęs antrą kartą. Antras aspektas toks jau gan politinis. Po pirmojo padalijimo abiejų tautų respublikos 1772 metais nemažai jo žemių atsidūrė už Kordovo, taip vadinamo, Rusijos imperijos sudėtyje. Ir tai dideliu mastu įtakojo jo kai kurios tokius, nebūtinai dėl politinius sprendimus, bet apskritai politinė laikysena. Įsivaizduoju, kad didelė dalis turto, o tas nekilnojamasis turtas žemės valdos sudaro didikų pamatą. Nors Oginskiai neblogai ir verslavo ir vykdė prekybinės operacijas su Ryga ir su Karaliaučiumi ir panašiai, bet visa tai yra Rusijos valstybės sudėtyje ir nuo Rusijos valstybės priklauso, kokias pajamas gaus ir panašiai, tai neretai tekdavo ten važinėti į tą Rusiją ir atsižvelgti kokias įverso, reiškia poziciją pasiuntinio ir panašiai. Šiandien taip viskas yra paprasta, galėtume tokia įdomi, aišku, aktualija. Autorė pažymė, cituoju, kad nepaisant to, kad 18 amžiaus pabaigoje Oginskis buvo vienas iš aktyviausiai politinėme šalies gyvenime besireiškiančių didikų, ėjo abiejų tautų respublikos ypatingojo ir įgaliotojų ministrų pareigas prie Jungtinių Nyderlandų provincijų generalinių luomų. Jo politinė ir diplomatinė veikla, štai 1786-1793 plačiau analizuota nebuvo. Autorė atliko labai išsamią istoriografinę analizę ir akcentavo, kad jo vertinimai literatūroje gan prieštaringi. Oginskio laikysena Gardino Seimo metu 1793 metais laikoma išdavystė. Kita vertus atsveria šitos veiksmus jo bandymą atkurti Lietuvos valstybingumą, Napoleono invazijos išvakarėse. Taigi autoriai labai puikiai ir užpildo šitą istoriografinę spragą,
šitame biografinėme tyrime, kuris yra pagrįstas daugelį atvejų naujais į mokslinę apyvartą dar neįvestais šaltiniais. Kas netgi gali pažiūrėti įspūdingą šaltinių sąrašą darbo pabaigoje. Ir reikia pastebėti, kad tikrai autoriai pavyko tyrimas, parašyta Oginskio biografija arba dalis tos biografijos, nauji aspektai skleidžiami plačiame abiejų tautų respublikos, Rusijos, Europos, to regiono Europos politinės istorijos kontekste. Jau buvo akcentuota ne kartą labai žymus darbo aspektas, vadinamieji tie pasai. Tie pasai kelionių pasai, ne apskritai pasai, kuriuos mes turime, bet kelionių pasai, kertant iš vienos valstybės keliaujant į kitą. Tie pasai čia yra keliakalbiai, keliomis kalbomis ir vietos pasus parengti jų publikaciją autoriai teko atlikti ne tik pačiai, labai rimtą tyrimąjį darbą, komentarus parengti, tekstus perrašyti, juos išversti, bet taip pat reikėjo pasitelkti pagalbą ne vieną kitą kolegą kalbininką, nes pasai yra vokiški, prancūziški, lenkiški ir panašiai. Tai ta pasų publikacija apskritai galėtų atskirų leidinių būti išleista, jau vien ta pasų publikacija, aš kaip pasižiūriu, kiek ten padaryta, kaip pakomentuotos vietovės, pakomentuoti asmenys, pakomentuoti dalykai, gal, sakykime, galiu turėti kitokių nuomonių, kai kur dėl publikavimo principo, sakykime, čia. Pas mus tarp istorikų būtų įvairių pozicijų, kaip ten reikia didžiasias ir mažasias raidės dėstyti, reiškia, bet autoriai turi teisę dėstyti taip, kaip jai patinka. Bet šitas patyrimas, tas publikavimas, vėlgi, sakyčiau, yra begalinis kruopštus ir tikrai benediktiniškas. Taigi apibendrindamas, aš norėčiau pasakyti, kad daktarės Ramunės Šmigelskytės Stukienės monografija apie Mykolą Kleopą Oginskį yra ne tik didelis įnašas į Oginskianą, bet ir apskritai 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios Lietuvos socialinės ir politinės istorijos tyrimus. Juk daugelį mums Oginskiai daugiau asocijuojasi su žemaitukių auginimu, su technologinių inovacijų diegimu Lietuvoje. Ir tai daugiau epocha, kuri yra 19-20 amžiaus pradžios, tai jau neabejotinai didžiuliai nuopelnai yra šitoje srityje. Žinom, kaip Oginskiai yra įnešę nemažas indėlį į lietuviškai sąjūdį ir panašiai, bet kažkada ta giminė tai buvo rusėnai, dar 16 amžiuje yra rusėnai, jie yra visi stačiatikiai. Tik 17 amžiuje vyko jų konversija iš stačiatikių į katalikus, ten Trakų vaivada Oginskis ir taip toliau. Ir štai tokie įdomus, reiškia, evoliucijos vingiai. Nuoširdžiai norėčiau padėkoti autoriai ir jai palinkėti dar nemažai tokių monografijų parengti. Ačiū labai. Mūsų vardu noriu padėkoti Daivui už recenzijos tam tikrą papildymą, dar naujų bruožų akcentavimą, tam tikros giminės platesnės istorijos paveikslą. Ir kiek aš suprantu, girdami autorę, intriguojame jūs, knygą galima nusipirkti šiandien ypatingą kainą ir įpareigojame autorę tolesniems darbams. Esame viso to liudytojai. Na, o dabar noriu prisiminti, kad Mykolas Kleopas Oginskis buvo kompozitorius. Ir dėl to kviečiu Šviesę Čepliauskaitę, kuri pasirengusi mums padovanoti dar 3 Mykolo Kleopo Oginskio pavadinimus.
prašydama nepabėgti, nes dar norėsime muzikos. Noriu pasidžiaugti tuo, kad tarp mūsų yra žmogus, kuris tarsi naujam gyvenimui prikėlė Oginskių giminės kultūrinį paveldą, įžvelgė jo svarbą, dar net būrint subūrė tiek Lietuvos, tiek užsienio, visų pirma Baltarusijos tyrinėtojus bei muziejininkus ir kryptingai veikia, siekia, kad visų pirma mes patys giliau pažintumėm ryškiausias Oginskių giminės asmenybės, o Mykolas Kleopas Oginskis būtų deramai paminėtas ir tarptautiniu lygmeniu. Tad kviečiu gerbiamą Vytą Rutkauską papasakoti, kaip vėrėsi tas ypatingas Oginskių kultūros kelias, išsirtuliojęs į ryškų, kaip Ramunė pavadino, Oginskijanos fenomeną. Na ir kokia ypatinga yra ta Rietavo dvasia. Gerbiamos mielos šio vakaro viešnios, mieli bendraminčiai, svečiai. Iš tikrųjų, kaip direktorius Vasilius Laminskas paminėjo, man dalyktų pakartoti, kad Oginskis turbūt prieš 220 metų, duodamas savo priesaiką Kosciuškos sukilime, tėvynės labui įnešė savo dalį, turtą, darbo gyvenimą, vargu ar pagalvojo, kad po keleto šimtmečių jis bus taip pagerbtas, būtent čia, Vilniuje. Nuostabu, kokių atsitiktinumų grandinė turi susijungti, kad išvirstų, kad išaugtų į dėsningumo horizontą. Štai klausomės šviesės atliekamų puikių polonezų ir negaliu neprisiminti broniaus Kutavičiaus prieš porą metų pasakytų žodžių, kad retam tituluotam kompozitoriui lemta sukurti ką nors panašaus, kaip Mykolui Kleopui Oginskiui polonezą atsisveikinimo su tėvyne. Nors jūs pats savęs tai nelaikė kompozitorium, kaip jau žiūrim, jo biografinius užrašus, mano visas gyvenimas, kaip jis sakė, 4 metų būdamas, susitikęs kalbėdamas Stanislavą Augustą, tarnauti karaliai ir tėvynei 4 metų vyro poziciją, kuri paskui buvo vienaip ar kitaip tęsėta. Taigi, Rietavas ir kuo čia dėtas Rietavas? Žemaitija. Trumpa refleksija iš mano paties patirties. Prieš 71 pirmą kartą teko iš Vilniaus važiuoti į tą Žemaitijos kraštą, žavėtis nuostabiomis kalvomis, kurias apdainavo prašė Česlovas Kudaba, tol, kol nuo Laukuvos prasidėjo Žemaičių lygma ir pradėjo kelias skristi į žemumą, į pelkynus ir galvojo viešpatį, ką šitam užkampį gali gyventi. Tai tokia mano buvo nuostata pirmą kartą pamačius Rietavo bažnyčios bokštas. Faktiškai tai net dar prieš pamatant bažnyčios bokštas. Ir kai štai važiuojant senųjų Žemaičių krantų iškypo tie švytintys šventovės bokštai, beliko tiesiog kontrastas, iš kur tokioj nykinė, tokiam palyginus monotoniškam kraštovaizdį tokia šventovė, o Oginskių paveldo pėdsakas. Ir po to jau buvo lemta tiesiog į šitą dirbą, į tą pelkyną, savotiškai grybus atrasti ir Oginskių giminės kur kas platesnį istorinį įdirbį ir pėdsakus. Ir bažnyčia tai tik tai vienas iš to, kas išvyko iš Oginskių. Taigi 5 Oginskių kartos susijusios su Rietavo istorija. Ragint Tadu Pranciškum, čia skaidrėse daktarė Ramunė Šmigelskytė Stukienė leidžia mums prisiminti kai kurios iš graviūrų, iš portretų. Kas labiausiai stebina, negali nestebinti, ir tą mes dirbdami muziejuje atsekame, kad tai kelia nuostabą visiems lankytojams, kurie atvažiuotų į muziejų Rietavą, kad tokiame vis tik tai, nors šiuolaikinės transporto priemonės tiek tobulas, kad čia valandą laiko ir ar porą valandų ir tu iš Vilniaus Žemaitijoje esi. Bet jeigu pasižiūrėjus porą šimtmečių atgal, kai reikėjo važiuoti dienomis, kaip galėjo tokiame palyginus nuošaliame kampelyje tokios inovacijos prasiveršti XIX amžiaus viduryje antroje pusėje. Aš leisiu paminėti keletą iš jų.
galbūt ir, Smetonos 859 metai pradeda atidaroma pirmoji Lietuvoje žemės ūkio mokykla. Ir jeigu ne 63 metų sukilimo katastrofa, ko gero jinai būtų veikusi dar keletą dešimtmečių ir kas gali nuostaba, kad atvira mokykla visų luomų vaikams. 872 metai pradeda veikti pirmoji Lietuvoje profesionali 6-metė muzikos mokykla. Irgi atvira visiems talentingiems vaikams. Juk puikiai žinome, prie Vidykų, prie Valdovų rūmų veikė tos mokyklos ir seniau, tačiau tai buvo, matyti, daugiau aš nesu muzikologas, bet jos nebuvo atviros. Ir kokią paskui turėjo kultūrinę reikšmę šitų muzikantų sklaida Lietuvoje po mokyklos uždarimo 904 metais, arba ne 909 po Bogdanaujaus mirties. 882 metai nutiesiama pirmoji telefono linija. Rietavas, Plungė, Kretinga, juokaujam, kaip būtų įdomu, jeigu kas būtų įrašę diktofoną, ką kalbėjo iškrečiai, Saulinsėjus tuo metu. Kokie tie žodžiai, kaip buvo kreipiniai, koks fonas ir panašiai. O jau buvo praėję tik 5 metai, kaip vėl išrado telefoninį ryšį. Tai tie dalykai gyvenčiai tiesiog stebės, kaip reikėjo komunikuoti tuo metu, sekti tą raidą ir kokiais būdais, nei interneto, nei mobilių telefonų.